mes stiprėjam ir mūsų vienybė iš tikrųjų tai žydi. Šiandien yra nuostabu, nes mes galim susirinkti, mes galim pabendrauti, mes galim viens su kitu pasišnekėti ir aišku, mes galim atšvęsti. Tikrai labai dar sykį noriu padėkoti frakcijai, kurie visais įmanydamais būdais, vienai ir kiti politikai, politinės jėgos vis bando siūbuoti, linguoti, vis bando kalbėti, vis kažką tai keisti, koreguoti, pleištus kelti ir panašiai ir mums pavyksta iš tikrųjų atlaikyti. Bet kokiu atveju mes ir šiais metais, mes buvom tas ledlaužis politiniam gyvenime, kur sprendimus daugiau ar mažiau diktavo Nemuno aušra. Daugelis ir sakė, kad va atėjo Nemuno aušra, ateina Žemaitaitis ir kažko jis reikalauja. Nieko panašaus, mes įsireikalavom tai, ką žadėjomės gyventojams. Mes sakėme tai, kas reikalinga yra žmonėms. Mes kvietėme žmonės burtis, mes kvietėme žmonės būti aktyviems, nes tik aktyvumas, tik mūsų vieningumas šiandien gali valstybę valyti į priekį. Deja jau tampa taip, kad kai kurie atstovai, kai kurie pseudo politikai, apžvalgininkai, jie nepraleidžia progos, bandydami pažeminti Nemuno aušrą. Bet jiems nepavyksta. Nepavyksta vien dėl paprasto dalyko, nes mūsų gretos didėja. Jeigu mes prieš 3 metus Kaltinėnuose susitikome, mūsų buvo 120 žmonių, tai šiandieną mes turime virš 500 jau atvykusių. Ką tai reiškia? Pablokime viens kitiem. Reiškia, mes galim stiprėti, reiškia, mes galim augti ir mūsų ateitis iš tikrųjų yra nuostabi ir graži.